Kalbos diena Lietuvos kurčiųjų bendruomenė primena, kad klausos negalią turintiems žmonėms vis dar sunkiai prieinama visuomeninė informacija. Rita gestų kalbos vertėja dirba dar tik antrus metus. Šios profesijos jį išmoko Vilniaus kolegijoje. Dabar kone kasdien klausos negalią turinčių žmonės jį lydi pas gydytojus, į paskaitas, į bankus arba kaip šiandien į notarinę kontorą tvarkyti teisinių reikalų. Dirbdama šį darbą jaučiu malonumą ne tik dėl to, kad man patinka gestų kalba, tačiau manau kartais galiu kurtiesiems ir padėti, versdama tam tikrus jų reikalus. Gestų kalbos vertėjus mūsų šalyje rengia tik Vilniaus kolegija. Kasmet šios specialybės įstoja mokytis apie 30 studentų, tačiau 3 metų mokslus baigia tik pusė jų, nes pasak dėstytojų gestų kalbos mokyti sunku. Be to, dažnas ir mokslus baigęs renkasi nevertėjo darbą, dėl esą mažo atlyginimo. Dar problema, kad jaunieji vertėjai beveik visi nori likti Vilniuje, kur vertėjų etatai užimti, o štai visose kitose šalies miestuose jų trūksta. Tie studentai, kurie nori važiuoti kitur dirbti, Kaunas, Panevėžys, didieji miestai, tai ten visada kol kas iki šiol yra laisvų vietų. Tarkime, Šiauliuose atrodo dabar 3 etatai yra laisvi, Kaune yra keli etatai laisvi, jie neprisišaukia tų vertėjų mūsų studentai. Ne vertėjo darbo, o pačios gestų kalbos studentai mokosi Kauno Vytauto didžiojo universitete, o moksleiviai kurčiųjų ugdymo centruose. Didžiausiame Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centre Vilniuje mokosi 130 vaikų. Visoje Lietuvoje tokių mokinių per 400, tačiau profesionalių gestų kalbos mokytojų Lietuvoje apskritai nėra, nes jų kol kas nė viena aukštoji mokykla nerengia. Šiuo metu panašu, kad ledai yra pajudėję, nes Vilniaus kolegija yra parengusi projektą, būtent, kad mokytojams dirbantiems gestų kalbos mokytojais kurčiųjų mokyklose, kad jie galėtų įgyti gestų kalbos mokytojo profesinę kvalifikaciją. Ir kita problema yra, kad mes neturime, kas Lietuvoje juos mokytų, kas jiems dėstytų. Pasak Bukauskienės, profesionalūs gestų kalbos dėstytojai Lietuvoje turėtų būti pradėti rengti nuo rudens, o dėstytojai šioms studijoms bus kviečiami iš užsienio. Statistikos departamento duomenimis Lietuvoje yra 26 000 klausos negalią turinčių žmonių. Vien tik pernai klausos sutrikimų nustatyta daugiau kaip 1300 vaikų.